Taip, tai sveiki vyrai, šiame video aš paaiškinsiu, kodėl vis tiek turint ilgalaikius santykius, vis tiek reikia eiti kalbinti kitas moteris. Nebūtinai ten jas vilioti, bet tiesiog bendrauti. Kodėl yra neteisingas požiūris, galvojant, kad aš dabar turiu merginą, man nereikia su kitomis eiti bendrauti. Ir kokios laukia pasekmės to, jeigu tu turėdamas merginą nebendrausi su kitomis ir visą tik dėmesį skirsi savai. Pasekmės anksčiau ar vėliau būna tokios, kad jeigu vyras jis tampa beta, jis greitai nusibosta tai moteriai. Greitai ta moteris praranda jų susidomėjimą. Dingsta jame visa vyriška energija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog moteris tau jaučia trauką didžiausia santykiuose, kai jinai jaučia, kad tu gali turėti bet kurią, bet tu pasirinki ją, su ja būti. Ir jinai žino taip pat, dėl kokių priežasčių tu pasirinki ją, su ja būti. Todėl aš labai, sakau tau nuoširdžiai, kad tu tikrai darai labai didelę klaidą, jeigu tu visiškai su kitomis moterimis nebendrauji. Nes tavyje dings visi įgūdžiai ir tu anksčiau ir vėliau pradėsi jaustis, kad nepasitiki savimi. Kad jauti, kad eina savo, dabar reiktų man užkalbinti kokią moterį kitą nepažįstamą. Neturėčiau apie ką kalbėti, nežinočiau kaip jau sudominti, jaudinčiausi. Aš geriau grįšiu pas savąją, būsiu su ja. O tavo mergina tai jaučia, kad tu praradęs ją neturi jokių pasirinkimų. Ir iš čia atsiranda manipuliacijos, iš čia jinai perima visą santykių galią ir tu tiesiog to nejauti. Matai, visuomenė tau įdėgi, kad tu turi visą dėmesį skirti savai. Aš sutinku, jinai turi būti svarbiausia tavo gyvenime, po tavo veiklos, teisingai mąstant, ne? Bet tu turi ir gyvenime turėti veiklų, tu ir turi su kitomis šiek tiek bendrauti, kad daiktyje nedingtų įgūdžiai. Tai gali būti kitų draugų draugė, tiesiog pabendrauti su ja. O tai apie ką čia bendrauti? Tiesiog, kad tu įgautum tos moteriškos kitos energijos. Nes į mano alfa vyras mokymus ateina vyrai, kurie nesupranta šio video. Kurie nesuvokia, kad tu turi bendrauti su moterimis, turėdamas ir savo moterį ilgalaikiuose santykiuose. Ir nors jį pyks, nors jinai iširšis, bet tu jų nevilioji, tu tik su jomis bendrauji. Tu ir turi savai paaiškinti, kad aš nenoriu savo įgūdžių užmesti. Mane tai skatina laisvą bendravimą, kuris man vėliau remiasi geriau parduoti, geriau įtikinti, laisviau bendrauti. Todėl aš nenoriu šių įgūdžių apleisti. Todėl aš ir bendrauju su kitomis. Ir tu pamatysi, kai labiau pats pasitikėsi savimi. Ir tavo mergina nei pyks, nei ką pamatysi. Tu ten jų nevilioji, tu tik pabendrauji su jomis, niekas tau nedraudžia to daryti. Bet vis tiek vyrai, kurie to nesupranta ir vis tiek jie tik būna su savaja ir anksčiau ar vėliau jie atsibosta jai, tada ta moteris praranda susidomėjimą jais ir santykiai lūžta ir tada ateina vyrai į mano mokymus. Dabar, aišku, dauguma moterų bus labai pasipiktinusios. Tai kaip tu čia taip mokini, čia taip poras nori skirti dar kažką. Ne, aš nenoriu porų išskirti. Aš noriu duoti vyrams suvokimą, kad čia kaip sportas yra. Nevaikščiok į štanginę, pas tave grįž pilvas, tu visas aptešlėsi, vėliau tau reiks eit sportuoti. Supranti? Čia palaikymai formos. O jeigu tu nebendrauji su žmonėmis, arba bendrauji tik su vyrais, bet nebendrauji su moterimis, tu ilgam laikui tu pradėsi net jų nepažinti. Pradėsi nesuprasti tos lyties iš viso. Tai va čia yra tiesiog tavo asmeniniam tobulėjimui brandai tas dalykas. Ir viskas bus tiek. Čia buvo Airinas, ate.